Labas vakaras, mėly Šiaulių televizijos žiūrovai. Eterėje laida Gydome Šiaulių ligoninėje. Atėjo pavasaris, artėja vasara. Alergija besiskundžiantiems žmonėms kyla problemų. Viena problema gali sąlygoti ir mirtį. Tad kviečiu žiūrėti laidą apie sezoninės alergijas, jų diagnostiką ir gydymą. Kas tai yra alergija ir kaip visas tas procesas užsiveda? Alergija tai yra neįprasta organizmo reakcija, tai neįprastas organizmo atsakas į aplinkos alergenus. Patekus į organizmą svetimai medžiagai, sveikas organizmas reaguoja kovodamas su tą svetimą medžiagą ir tą svetimą medžiagą eliminuodamas. Alerginių ligų metu mes vadinam isterinę organizmo reakciją į svetimą baltymą, kuomet pasigamina daug imunoglobulinų E klasės antikūnių ir matome mes alerginės ligos išraišką, kuri yra be galo įvairi, tiek odos, tiek kvėpavimo takų. Ir jeigu kalbant ir apie anafilaksinį šoką, galim kalbėti ir apie kitas sistemas, kurios yra pažeidžiamos. Sakykite, yra ta amžiaus riba, kada galima sakyti, kad alergija jau nuo tada jau prasideda? Alergija gali prasidėti gana ankstyvame amžiuje, jau kūdikystėje. Aišku, kūdikystėje mes turim dažniausiai atopinį dermatitą, maisto alergiją, kuri pasireiškia pilvo diegliais, viduriavimu, atpilinėjimu. Ir jau kartais mėnesio amžiaus kūdikėliui mes galim jau įtarti ir vėliau diagnozuoti alerginės ligas. O suaugusiam, sakykime, jau brandaus amžiaus žmogui, neturėjus prieš tai jokių alergijų, gali atsirasti tokiam vėlyvam amžiui? Vyresnėme amžiuje taip gali atsirasti, bet vyresnėme amžiuje daugiau eina medikamentinės alergijos. Sakykite, prašau, o kas lemia, kad vaikystėje buvęs atopinis dermatitas paskui vis tiek išsivysto į stipres alergijos, o kitiem būna nieko? Šiaip alerginės ligos yra paveldimas. Ir paveldimas polinkis sirgti alerginę ligą yra iki 8 kartos. Taigi tiesiog žmonės gali nežinoti savo giminaičių, protėvių, kurie sirgo alerginiam ligom. Bet tai nėra tas pats nozologinis vienetas. Galbūt giminaičiai sirgo bronchų astma, vaikas serga atopiniu dermatitu, ar tai ligos ne tos pačios, nebūtinai tos pačios. Žinoma, jeigu abu tėvai serga atopiniu dermatitu, tai kad vaikas sirgs atopiniu dermatitu, jau mes tikimybę turim 80%. O jeigu kūdikystėje susirgo atopiniu dermatitu, bet anamnezija mes negalim išsiaiškinti, tėvai nežino tokių protėvių, giminaičių, tolimesnių, artimesnių sergančių alerginę ligą, tai dažniausiai tas rezultatas yra gana neblogas. Vaikas, aišku, jam reikia padėti išaugti. Gal galėtumėt įvardinti kūdikystės atopinio dermatito tos sunkius požymius? tą sunkumą požymių labai sunku įvertinti, nes kartais tas atopinis dermatitas, kaip gal pavadinti, netgi ne odos išraiška pasireiškia alerginę ligą, bet atpilinėjimu pilvo diegliais ir po to atsiranda atopinio dermatito reiškiniai. Tas bėrimas gali būti lokalizuotas įvairiose kūno vietose, dažniausiai kūdikystėje, tai yra tiesiamuosiuose paviršiuose. Vėliau jie lokalizuojasi daugiau linkiamuosiuose paviršiuose. Ir labai toks simptomas, kuris turėtų suneraminti tėvelius, tai niežulys. Vieniem pavasarį džiaugsmas, o kitiems tikriausiai vargas. Kas skundžiasi pavasarį iš alergikų ir kokiamis problemomis skundžiasi? Pavasarį pradeda žydėti medžiai. Tai yra pirmasis toks laikotarpis, sezonas, kuomet lazdynas pradeda žydėti gana anksti, netgi kovą ir kartais netgi vasario mėnesį yra pagauta žiedadulkių.
Aišku, priklauso tai nuo oro sąlygų. Nuo balandžio 3 dekados pradeda žydėti beržai, alksniai ir pikas pasiekiamas gegužės mėnesį. Taip pat mes turim tokią etapą pragyventi. Kitas dar vienas sezonas tai yra žolės. Tai yra pievų žolės, kuomet pikas yra birželio mėnesį, na ir piktžolės tai Liepos 2 pusė ir rugpjūtis. O ligoniai dažniausias skundas jų yra sloga, čiaudulys ir pažymi tai, kad jie blogai jaučiasi išėję lauk. Jiems niežti nosį, kartais rausta akis ir kuo jaunesnis amžius, tuo alerginė sloga su alerginiu konjunktyvitu labiau susiję, glaudžiau. Paprastai tėvai sako, kad balandžio pabaigoje atsiranda minėti simptomai, ar tai birželio mėnesį, ar tai rugpjūčio mėnesį. Jau nedarant tyrimų mes galim įtarti būtent kokiem augalam, kokiam žiedadulkėm bus alergiškas žmogus. Na, o tyrimai daromi mėginiai su alergenais, odos, prik mėginiai testai, kuomet alergenas standartizuotas, užlašinamas dilbio vidinėme paviršiuje, taip pat kontrolė su histaminu, neigiama kontrolė ir su prik adatėlė į lašą statmenai duriama į odą. Taip pat atliekamas nosies sekreto tepinėlio tyrimas. Jame ieškome eozinofilų. Ir sezono metu dažniausiai randam didelius kiekius, didelį procentą eozinofilų. Norma yra iki 5, randam ir 30, ir 50%. Tai mums duoda geriau orientuotis gydymo. Eozinofilai tai yra tos alerginės kraujo, tai yra ląstelės, kurios rodo būtent alerginį procesą. Toliau atliekam bendrą imunoglobulino E tyrimą, kuris parodo bendrą alergiškumą. Jeigu pacientas yra jautrus žiedadulkėms, ar jis gali būti jautrus ir ar maisto produktams, ar kitiems cheminiams preparatams, ar buitiniai chemijai? Žinoma, jeigu yra alergija žiedadulkėms, tai kartais būna kryžminės reakcijos su maisto alergenais, su maistu. Ir pavyzdžiui, vaikai jie nemoka išsakyti, kad suvalgius obuolį kažkas tai negerai jam darosi. Paprastai vaikai atsisako, ar tai obuolio, ar slyvų nevalgo, ar kažko. Dažniausiai, jeigu yra jautrumas žolių žiedadulkėm, jie paprastai medaus nevalgo, nes visa tai yra surinkta iš žiedų. Rečiau medaus nenori, kurie yra jautrus medžių žiedadulkėm. Na, bet kada yra randama jautrumas žiedadulkėm, bet kuriuom, vis dėlto medaus mes rekomenduojam atsisakyti. Ir šiaip visų bičių produktų. Na, alergiški beržo žiedadulkėm kartais nenori valgyti obuolių, slyvų, persikų, abrikosų, vyšnių, bulvių, morkų. Bet tai nėra taisyklė. Šiuo metu kryžminių reakcijų dar mes negalim patikrinti tyrimais, tik tais ligonis pats gali įvertinti, ar jisai nori valgyti ar nenori. Nes paprastai suvalgius, jeigu yra kryžminė reakcija, jie jaučia diskomfortą, jiem gerklėje peršti, galbūt pilvo skausmas, pykinimas ir, aišku, tų produktų jie iš karto atsisako. Jeigu yra jautrumas pelyno, kiečio žiedadulkėm, gali būti kryžminė reakcija su saulėgrąžom. Aišku, tada ir chalvos nevalgyti, su ramunėlėm, medetkom. Ir kartais žmonės, jeigu atsiranda bėrimas dėl alerginių ligų odoje ir pasitepa dar tepalą su medetkom. Na, aišku, mes to tik tai pabloginam. Na, šaltų metų laiku, susirgus peršalimo ligom, paprastai gydytojai liepia gerti daug šiltos arbatos, arbatžolių, vaistažolių arbatų. Taigi tokiem ligonėm netinka vaistažolių arbatos. O gali pirmiau pasireikšti
maistui alergija ir tik vėliau išryškėti sezoninė alergija žiedadulkėms? Taip. Žiūrint į atopijos maršą, nuo atopinio dermatito iki bronchų astmos, taigi atopinį dermatitą ir maisto alergiją galim jau diagnozuoti ir simptomai, aišku, atsiranda anksčiau. Aišku, pirmas toks alergenas tai yra karvės pieno alergenas, su kurio žmogutis susiduria dar kūdikystėje. Ir žinoma, kiek įmanoma, kad ilgiau mamytė maitintų savo pieneliu. Na, bet ne viskas nuo mūsų norų ir mamytės priklauso. Todėl iš darbo patirties galiu pasakyti, kad tikrai alergija karvės pieno baltymui atsiranda gana anksti. Ir yra tiesiog gal nuomonės tokios iš anksčiau, kad galbūt reiktų keisti karvės pieną į ožkos pieną. Deja, yra tų pačių baltymų, kurie yra visų žinduolių piene. Todėl eksperimentuoti tikrai neverta. Aš manau, reikalinga atlikti tyrimus ir tuomet nuspręsti galbūt kažkokį mišinį parinkti vaikui, kad jis galėtų sėkmingai valgyti ir augti. Antras alergenas toks sutinkamas augant žmogui, tai kiaušinio pieno baltymas. Kiaušinio baltymas yra labai stiprus alergenas ir aišku, trinys duoda mažiau reakcijų, kadangi tai yra riebalas jau, o baltymui alergijos randam yra netaip ir mažai. Toliau alergenai būtų žuvis, gana stiprus alergenas, žemės riešutai. Žemės riešutai dažniausiai pasilieka ir vėliau, ir suaugusių tarpe. Taip pat sojai nemažai turim jau alergiškų žmonių. Bet yra ir tokių alerginių reakcijų, kai baigėsi mirtimi. Gal plačiau apie jas? Na, jeigu kalbant apie vasarą, kuomet artėja tas gražus sezonas, kuomet mes visi laukiam šiltų gražių orų, deja dalis žmonių yra alergiškų bičių, vapsvų, širšių nuodams. Pirmą kartą įkandus minėtiems vabzdžiams, įgėlus minėtiems vabzdžiams, paprastai blogų išeičių nebūna. Kartotiniai įgėlimai, jeigu duoda sisteminės reakcijas, gausius bėrimus, tinimus, reiktų žmonėms sunerimti ir būtinai išsitirti. Nes, kaip minėjau, kad tų vabzdžių nuodai privesti prie labai blogos išeities, todėl atlikus tyrimus mes galim su kiekvienu ligoniu individualiai aptarti tą planą, kaip elgtis įgėlus vabzdžiui minėtam. Jeigu įgelia bitė, kaip žinom, palieka geluonį. Ir tame geluonyje dar lieka šiek tiek nuodų. Ir negalima geluonės traukti į jį ar su pincetu, ar su pirštais suspaudžiant. Reikia jį traukti nubraukiant nuo odos. Kiti vabzdžiai, tai vapsvo, širšės, geluonės nepalieka. Žinoma, tie ligoniai turi turėti adrenalino su savimi, antialerginių vaistų, bet visas planas yra aptariamas konkrečiai su kiekvienu, kad dozė, parodoma vieta, kur reikia injekuoti vaistus. Ir šiuo metu tikrai mes jau turim apipenus, tai yra adrenalinų užpildyti tokie švirkštukai. Jeigu žmogui įkando bitė, širšė ar vapsva, aišku, pirmiausiai pašalinti, jeigu įkando bitė geluonį. Ir žmogus tuo metu jaučia kartais nenusakomai. Jeigu mes pamatome žmogų, kuriam atsitiko tokia bėda, kartais jis sako, man kažkas negerai. Vadinasi, jam gali kristi jau kraujospūdis, gali būti
generalizuota dilgėlinė, kvinkės edema, gali atsirasti bronchų spazmas. Taigi, aišku, pirma pagalba tai yra visa reanimacijos ABC, ką kiekvienas žino, ir aišku, pirmas vaistas tai yra adrenalinas. Jį galima kartoti kas 15 minučių ir žinoma tuo pačiu skambinant medikams. Na, jeigu neturint to medikamento? Jeigu neturim to medikamento, tai yra, tai aišku, pirmiausia reanimacijos ABC ir kuo skubiau žmogų gabenti į gydymo įstaigą, artimiausią gydymo įstaigą. Jeigu jautrus žmogus bičių širšės alergenui įgėlus vabzdžiui pasako, kad jaučiasi blogai, tuomet reikia jį paguldyti ant nugaros, bet jeigu jis vemia ant šono, reikia pažiūrėti, kad būtų atviri kvėpavimo takai ir kojas pakelti šiek tiek aukščiau negu galva. Ir tada, jeigu mes turime adrenaliną, jį reikia injekuoti. Ar pacientams alergiškiams bičių nuodams dar išryškėjo ir kitos alergijos? Nebūtinai. Dauguma galvoja, jeigu yra alergiški žiedadulkėm, tai ir turėtų būti alergiški bičių nuodams. Deja, taip nėra. Galbūt, ačiū Dievui, taip nėra. Nes gali žmogus būti nealergiškas nei žiedadulkėm, nei kitiems, nei maisto alergenams, bet yra alergiški būtent tų vabzdžių nuodams. Tai kaip tada reikia apsisaugoti? Apsisaugoti, na, žinoma, tiesiog tikrai yra sunku vasaros metu. Pirmiausiai, tai gražią saulėtą dieną, kuomet daug vabzdžių yra lauke. Moterims eiti, nesikvėpinti, eiti, sakykime, stengtis neiti pievą. Ir suknelės neturi būti labai plačios ir ryškių spalvų. Kažkur skaičiau, labai rekomenduoja chaki spalvą. Nevalgyti. Ir ypač vairuotojams reiktų atkreipti dėmesį, jeigu jie sėdasi į mašiną, pirmiausiai pasižiūrėti, ar neįskrido vabzdys į mašiną ir, žinoma, važiuojant, tik tai važiuoti su uždarais langais. Pakalbėjom apie alergijas, apie galimas priežastis, dabar gal laikas pakalbėti ir apie gydymą. Na, kaip ir kiekvienos ligos gydyme, turbūt pirmiausia šalinti priežastį. Ir jeigu mums tai pavyksta išsiaiškinti. Išsiaiškinus, kokio negalima maisto produktų valgyti, viskas labai paprasta. Išimam šitą produktą ir ligonio būklė gerėja. Tačiau reikia nepamiršti, kad jeigu vaikas ar vyresnis žmogus yra alergiškas karvės pienui, tai ne tik tai negerti to karvės pieno, bet yra ir kiti maistai, maisto produktai, kur įeina karvės pieno baltymai. Taip pat kiaušinis. Ne tik to kiaušinio nevalgyti, bet kur ir sudėtinėse kitų maisto dalyse gali būti. Kepam blynus ir maistas, ir pienas karvės, ir kiaušinis, ir kviečiai. Kviečiams taip pat alergijos randame. Kepant kotletus, vėlgi dedamas juk kiaušinis, vėlgi reikia pagalvoti, apmastyti, kaip mes galėtume tam žmogui pagelbėti, kokį meniu suruošti, kad išvengtume tų maisto produktų, kam alergiškas. Na, o kaip žinom, įkvėpimieji alergenai, tai mus supa aplinkui, ar tai bus patalinės erkutės, ar tai bus žiedadulkės, ar tai bus gyvūnų epitelis. Na, su gyvūnais vėlgi kažkiek tai galime mes nekontaktuoti, jau išvengti tų alergenų, bet su tais, kurie ore, kurie būna namuose kaip patalinės erkutės, ne visada įmanoma. Na, o kalbant dar apie naminių gyvūnų, jeigu alergenus, tai aišku, šiaip alergiškiam visiems nerekomenduojami jokie
gyvūnai naminiai. Na, o katės alergenai, pavyzdžiui, yra labai lengvi, labai stiprus ir jie, jeigu panaikinus gyvūną, randami netgi po 5 metų namuose. Taigi, kuo anksčiau mes atsisveikinsim su gyvūnais, tuo būklė ligonio gerės. Na, o kuomet mums nepavyksta paciento izoliuoti iš alergizuojančios aplinkos, yra medikamentai ir tikrai šiuo metu mes turime medikamentus pačius geriausius, ką turi pasaulis. Ir kai kurios šalis mums pavydi, kiek žinau, kad mes turim tai, kas yra naujausia. Tik tiek, kad reiktų juos naudoti taip, kaip paskiria gydytojas. Taip. Kada yra jautrumas žiedadulkėm, paprastai intranazaliniai kortikosteroidai indikuotini prieš žydėjimo sezoną pradėti apie 2-3 savaitės. Galbūt hormonų tas žodis gąsdina tėvus, gąsdina ligonius, jų nereikia bijoti, nes tai yra mikrodozės ir dar kitas dalykas tai yra medikamentas patenkantis į uždegimo vietą, ten, kur reikia. Taip pat dar yra tokia klaida, kad kada jaučiasi gerai, per anksti nutraukiama gydymas. Bet kada yra alerginė sloga, ją reikia gydyti ilgai. Gydyti tol, kol išnyksta simptomai, dar plus 3 savaitės. Nes alerginis uždegimas rusena ilgai. Mes turim įvairius tepalus odai. Ir jeigu pasižiūrėjus, kiek mes turim tų tepalų įvairaus stiprumo, ir tai vėlgi mums kyla minčių, vadinasi, priežasčių mes ne visada galime pašalinti. Jeigu būtų galima pašalinti, visą tai būtų paprasta, tepalų pramonės tokios tikrai irgi nereiktų. Tepalai irgi turime ir kortikosteroidus, turim ir nekortikosteroidą veikiantį prieš uždegimiškai, tikrai yra gana efektyvus. Tačiau vėlgi reikia gydytis tiek, kiek reikia, kiek paskirta. Turim inhaliacinius kortikosteroidus broncho astmai gydyti. Tikrai yra saugus. Turim bronchus plečiančius vaistus broncho astmai gydyti. Turim sudėtinius vaistus broncho astmai gydyti. Ir hormonas, ir bronchus plečiantis viename. Taigi atitinkamuose momentuose, atitinkamuose situacijose reikalingi ir tie kombinuoti medikamentai. Priešalerginiai geriami antihistamininiai vaistai taip pat yra saugus. Yra kelių grupių medikamentai, mes juos tikrai galime pasirinkti. Ir pagal ligonio, galbūt jisai turi kitus lėtinius susirgimus, pavyzdžiui, ar inkstų nepakankamumas, kepenų nepakankamumas, mes galim paderinti, kuris medikamentas tinka vienu atveju, kuris tinka kitu atveju. Ir taip pat turim antihistaminius medikamentus kartu su kortikosteroidais ir į nosį, vietinio naudojimo. Dar gal paminint apie medikamentus į nosį, tai kad irgi kartais tėvai sako nepadeda. Reikia, kad vaistas būtų tinkamai naudojamas, kad nosis būtų švari ir vaisto kryptis link išorinės nosies sienelės pusės. Na, toliau yra toks gydymas, gana, sakyčiau, ir senas gydymas, tai yra specifinė imunoterapija. Tai kaip tuomet reikia tvarkyti savo buitį, kad išvengti namuose erkučių patalynės? Na, namų be erkučių nėra tokių, nebent naujas namas pastatytas ir žmogus dar negyvena. Su žmogum ateina ir erkutės. Šiaip jos yra dažniausiai atsinešamos su plunkstinė patalynė ir todėl žmonės blogai jaučiasi nuvykę į kaimą, ne lauke, bet patalpoje, aišku, kaimo ir sloga ir pradeda kosėti, dusti.
Na, o rekomenduojama patalynė, kurią galima skalbti aukštoje temperatūroje, tai yra sintetinė patalynė. Temperatūra turi būti 60 laipsnių, ne mažiau, skalbiant tiek antklodę, tiek pagalvę, tiek viršutinę patalynę užvalkalus. Yra dar užvalkalai specialūs pagalvėm, antklodėm. Principas tas, kad erkutė yra per didelė, kad jinai galėtų pralysti pro tas audinio akutes. Na, tos patalynės dar mes turbūt nelabai daug turim, bet žmonės tai yra, kurie įsigyja pavieniai. Taip pat, kaip aš sakau, kaip vienuolyno celėje, kad būtų tame kambaryje, kur miega žmogus alergiškas patalynės erkutei. Tai yra be komforto ir tik būtini daiktai. Tai nebūtų sunkių užuolaidų, kilimų, fotelių, tokių medžiaginių baldų.